tradicijos, šeima, tėvynė ir jos laisvė. Tai vertybės, kurios nėra vien vyresniųjų privilegija. Kai 1988 metais Lietuva subrendo paskutiniam išsilaisvinimo žingsniui, dainuojanti revoliucija išvedė šimtus tūkstančių žmonių į gatves, kurie be baimės stojo prieš tankų pabūklus. Niekas neišmokė Lietuvos, kaip gyventi demokratijoje. Jauni žmonės pajutę laisvę reikšti mintis, svajoti ir kurti, jautė pareigą burtis ir kartu suvienyje jėgas prisidėti prie tų darbų, kuriuos pradėjo Sąjūdis. Krauju aplaistyta Lietuvos nepriklausomybė suteikė jauniems žmonėms neeilinę progą sukurti tokią tėvynę, kokioje visi norėtų gyventi. Tam tikrą įspūdį gyvenime paliko net ir ta pati sausio 13, nes teko dalyvauti sausio 8-9 dieną ir 10 dieną budėti prie Seimo. Sausio 13 dieną žuvo buvęs klasiokas Ignas Šimulionis ir visi tie dalykai neišvengiamai turbūt duoda kažkokią įtaką ir vertybėms, požiūriui ir supratimui, kad ir nuo tavęs kažkas priklauso ir tu privalai imtis atsakomybės ir kažką tai daryti. 1993 metais 7 jaunimo sambūrio nariai Sąjūdžio žiniose išspausdino Tėvynės atgimimo sąjungos jaunimo skyriaus steigiamąją deklaraciją. Kovo 26 laikoma Jaunųjų konservatorių lygos gimimo diena. JKL paskatino turbūt dvi priežastis įsteigti. Pirma priežastis tai, kad iki to laiko nebuvo stiprios dešiniosios partijos ir tokio dešiniosios jaunimo organizacijos, kuri galėtų būti ryšyje su ta partija ir jauniems žmonėm, kurie, tarkim, susidomėjo politinė veikla, tai užtikrinti nuoseklę politinę karjerą, pradant, tarkim, nuo jaunimo organizacijos, vėliau pereiti į partiją ir galbūt ir pačiai partijai augintis kadrus. O tada, kiek aš atsimenu, kažką tai kūrėm. Rinkdavomės, kiek pamenu, kartą per savaitę ir diskutuodavom, kas mes tokie, kodėl mes čia esame, kodėl mes esame prieš tos partijos. Jeigu mano partija paprašo ten kažkokį veiksmą padaryti, mes arba padarom, arba paburbuliuojam, kad ne visai sutinkam su mano partija. Iš esmės, aš tai prisimenu kaip kažkokį, mokymosi ir augimo laikotarpį. Jo labiau, kad, ir patiem mums buvo tada po 19 metų, bet buvo energija, buvo kažkoks idealizmas, buvo noras kažką daryti vardan tos Lietuvos ir kažką darėme. Išleidom Lietuvos Aide manifestą ir praktiškai pradėjom galvoti, ruoštis partijos suvažiavimui, nes tuo metu dar žinoma nebuvom tiek, kaip čia pasakius, gal neturėjom tos tiek organizacinės ir gyvenimiškos patirties, kad dabar taip gražiai vadybiškai žingsnis po žingsnio sudėliot, kaip sakoma, kaip tą organizaciją išvystyti. 1992 metais daugeliu netikėtai į Lietuvos Respublikos Seimą sugrįžo daugelis buvusių komunistų partijos narių. Tvyrojo įtampa. Žmonės bijojo, ar nebus atsigręžta atgal. Nedidelė grupelė jaunimo suprato susitelkimo svarbą. Tada spaudoje pasirodė tekstas. Atgimimas nesibaigė 1990 kovo 11 dienos aktu, paskelbusių Lietuvos valstybės atkūrimą. Jo uždavinys sukurti laisvą ir demokratišką visuomenę tebėra aktualus. Šiuo sunkiu Lietuvai metu, kai idealų išsižadėjimas vadinamas pragmatizmu, mes siekiame atgaivinti istorinę žmonių atmintį, nuoširdumą ir toleranciją. 92 metais Sąjūdžiui pralaimėjus rinkimus, šiaip jau nuotaikos buvo tokios ganėtinai prastos dešiniai pusiai. Man teko tada dirbti Sąjūdžio atsakinguoju sekretorium. Tai mes pralaimėjimo pamokas įsivardinom savo labai aiškiai, kad iš tikrųjų turim kurti Sąjūdžio pagrindu. Turim kurti normalią vakarietišką politinę partiją. Normali vakarietiška politinė partija, tai reiškia partija, kuri turi savo ideologiją, savo skyrius, bet taip pat ir tokius padalinius kaip jaunimo sekcija, moterų sekcija, vyresniųjų žmonių sekcija. Tai tą pradėjom daryti nuo pat pradžių ir turim puikų rezultatą. Organizacijos įkūrėjus ir pirmosius narius vienijo idealizmas ir pirmieji pasitikė iššūkiai. Jaunimo pritraukimas bei institucinė plėtra kitose miestuose. Laimos Andrikienės pagalba buvo pritrauktos pirmosios lėšos, kurias skyrė vakarų konservatoriškos organizacijos, Amerikos lietuviai, o bene svariausiai prisidėjo verslininkas iš Kalifornijos Albinas Markevičius. Na, šiaip jau stovykla nebūtų įvykusi be abejo mamos partijos paramos, nes vėlgi, žinot,
visiškai elementarūs dalykai, galų galiai iki stovyklos irgi reikia nuvažiuoti. Tai irgi atitinkamai kainuoja. Stovyklai savaitę reikia prabūti, tai tiesų labai padėjo mano atmintyje išlikęs Amerikos lietuvis Albinas Markevičius, rėmęs tuo metu. Tėvynės sąjungos teigimas nuo pat pradžio, tuometiniai partijos Seimo nariai kaip Andrius Kubilius, Laima Andrikienė, be kurių pastangų turbūt ir stovykla nebūtų įvykusi. Ypač Laima Andrikienė padirbėjo su Tėvynės sąjungos užsienio rėmėjais, užsienio skyriais Kanadoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, kurie padėjo, tai yra paaukojo pinigų, iš kitos pusės ir moraliai stipriai paremė, ta prasme leido mums pasijusti reikalingiams. 1993 m. vasarą įvyksta labai sėkminga pirmoji JKL vasaros stovykla. Į savaitę trukusią stovyklą susirinko per 130 jaunųjų konservatorių, partijos atstovų bei svečių iš Didžiosios Britanijos, Jungtinių Amerikos valstijų ir Latvijos. Tų pačių metų pabaigoje įvyksta pirmoji jaunųjų konservatorių lygos konferencija, kurioje jau dalyvauja per 150 jaunuolių bei svečių iš 5 valstybių. Stovyklos metu vyko diskusijos, politiniai debatai. Tačiau labiausiai jaunus žmonės įtraukė realios politikos praktikos pamokos. Galimybė pirmą kartą įsitraukti į prezidento rinkimų simuliaciją. Ir užvirė tokia kova, kad, žinot, dar kai kuriam reklamos agentūrom reikėtų iš tų laikų pasimokyti, kaip daryti juodąją politinę technologiją, kaip galima apdergti konkurentą pačiam neapsidergiant. Buvo ir humoro, buvo šposo, buvo techniškų žmonių, labai gerai atsimenu, kad išardė Anykščių Šilelio, kažkas sugebėjo tai padaryti, kad Anykščių Šilelio ten radio taškai taptų mūsų radio taškais ir įkūrė radio stotį, kaip ir nelegali, kuri veikia tik stovyklos teritoriją ir ten leisdavo politinius anekdotus. 1993 m. pabaigoje organizacija jau turėjo aktyvių skyrių įvairiuose Lietuvos miestuose tinklą. Tų metų gruodžio 10 dieną įvyko organizacijos steigiamoji konferencija, kurioje buvo patvirtinti įstatai, išrinkta valdyba ir pirmasis jaunųjų konservatorių lygos pirmininkas Ronaldas Račinskas. Iki suvažiavimo tokios rimtesnės strateginės veiklos nevyko. Po suvažiavimo jau tada, sakykime, reikalai pajudėjo. Iš esmės, pirmą konferenciją aš vadinčiau organizacijos toks pradžios jau tokių visiškai normalių teisinimų, kai tikrai jau vyksta rinkimai, išrinkama valdžia, pirmininkas valdyba ir organizacija įgauna tam tikrą labai aiškesnę struktūrą, be kurios jokia organizacija, nei politinė, nei visuomeninė, nei verslo, nei net ir bažnyčia negali egzistuoti. Jau tuo metu ryškėjo skirtis tarp skirtingų politinių srovių jaunimo organizacijų. Tie patys liberalai, kuriuos mes pakvietėm draugiškai, kad jie paklausė, ar negalėtume mes pas jūs ateiti suvažiavimą. Jie atėjo, taip galima sakyti, labai ironiškai nusiteikę, išėjo tokie šiek tiek suglumę ir pikti, norėjo išprovokuoti ideologinės diskusijas praktiškai daugiau tomis ekonominėmis temomis, kodėl kapitalizmas yra gerai ir kuo čia yra gėris laisvoji, nekontroliuojama ir taip toliau rinka. O čia aš ir atsimenu vieną tokią emociškai užkabinantį tekstą, kurį parašė tuometinis jaunųjų konservatorių lygos vicepirmininkas Gintaras Banevičius apie ąžuolą ir apie paukštį ir ąžuolą. Ir ta esminė frazė, kad ąžuolas pažiūrėjo į paukštį, nusišypsojo ir pagalvojo, bet tik medžiai gyvena 20 kartų ilgiau už paukščius. Nuo tada organizacija pradėjo jau, kaip čia pasakius, augti ir stiprėti, plėstis, dirbti įvairiomis kryptimis. Organizacijai stiprėjant gimė pirmosios tradicijos. 1995 metais jaunieji konservatoriai išvažiuoja į dviračių žygį po Žemaitiją. Dviračius tuomet parūpino Lietuvos kariuomenė. Susitarėm, kad būtų galima pasimti švediškus karinius dviračius, kuriuos Lietuvos kariuomenė gavo kaip labdarą. Ten 1956 metų gamybos dviračiai, žiauriai sunkus, plieniniai rėmai, tas rėmo storis ir pats dviračio storis ten dar jį reikia pakelti ir vyrui sugebėti, ne tai, kad ten merginai. Bet mes sugebėjom užsėdinti ne tik vaikinus, bet ir merginas ant tų pačių dviračių. Ir per gerą savaitę apsukom ratais apie visą Žemaitiją, nuvažiavę kažkur tai 500, o gal net ir daugiau kilometrų. Tai tada vėlgi mes susicementavom. Tuo metu turistinis žygis, kadangi tai buvo galima apsitarti ir dėl įvairių idėjų, pasikalbėti, tarkim, kokių ambicijų galbūt jau turi per tą laiką 1-2 metus buvę jaunų konservatorių lyderiai skyriuose, galbūt kas nors nori kur nors kandidatuoti ir panašiai ir panašiai. Itin sėkmingi buvo 1996 metai.
Jaunųjų konservatorių lyga jau tuo metu aktyviai prisidėjo prie rinkiminės kampanijos organizavimo, padėjo platinti skrajutes, organizavo kandidatų susitikimus su žmonėmis, vykdė rinkiminės apklausas. Tai už ką balsuoti, Vytautai? Gal už moterų partiją? Aš myliu moteris, bet ne vienos moters partiją. Tada gal Centro sąjunga Lietuvą išgelbės? Tai kad nėra kam, jie visi telpa į vieną liftą. O valstiečiai, o kitos trečiosios jėgos? Tada jau geriau už LDP. Tada belieka konservatoriai, Tėvynės sąjunga. Aš nesakau, kad jie neklydo, bet jie bent žino, ką jie darys po rinkimų. Jie turi pakankamai jėgų ir patirties. Laimėjus rinkimus reikėjo žengti lemiamus žingsnius, kad visam laikui Lietuva atsiplėštų nuo Rusijos ir pasuktų vakarų link. Vien Lietuvos noro tam neužteko. Todėl 1996 metais jaunieji konservatoriai pasistengė patraukti vakarų valstybių lyderių ir žiniasklaidos dėmesį į Lietuvą. Iš ties tais laikais Lietuva nebuvo nei ES narė, nei NATO narė. Ir visiems buvo aiškus mūsų valstybės siekiai. Mūsų pareigūnai sako, reikia ir netradicinių priemonių imtis ir būtų labai gražu, jeigu studentija išreikštų tą poziciją ir siekį tiek įstoti į ES kuo greičiau, tiek ir į NATO. Sėdami į vieną autobusą ir nuvažiavom į Clintono Jelcino samitą Helsinkį. Ten papiketavom už Lietuvos narystę NATO. Grįžtant iš Helsinkio kilo mintis, taigi Madride bus samitas, o vasarą, taip, važiuojam ten, nuvažiavom į Madridą, ten taip neblogai pasirodėm, po karaliaus langais gražias dainas dainavom, lietuvių liaudės dainas, NATO aukštaičiai, NATO žemaičiai, NATO visą Lietuvą. Tai ta idėja mus iš tiesų užvežė ir vežė ir iki Helsinkio, ir iki Madrido, nepaisant kokiomis sąlygomis gyvenam tose autobusuose. Oi, kai važiavom į Helsinkį, įvyko taip, kad sugebėjom persikelti keltų iš Talino į Helsinkį, tą Clintono Jelcino samitą be savo autobusų. Taip, kad su nakvyne turėjom biškį problemų. Tų metų aktyvi organizacijos veikla neliko nepastebėta. Jaunųjų konservatorių lyga pripažinta geriausia Europos jaunųjų konservatorių organizacija. Prizą JKL atstovams įteikė Britų konservatizmo ikona Margaret Thatcher. Užsirikiavo Britų konservatorių partijos nariai, kaip sakoma, jų lordų rūmų nariai, visi tie bendruomenių rūmų nariai ir po jų stovim mes jaunieji konservatoriai iš visos Europos ir Margaret Thatcher iš tikrųjų prieina prie kiekvieno ir kiekvieno paklausinėdavo, kaip kas sekasi. Kai jinai paklausė, kaip pas mus Lietuvoje ir kaip mes laikomės, tai tiesiog prisimenu, kad mes ištirpom tuo metu, studentai nepatyrė, nes kažkam tai, tokiam žmogui rūpi Lietuva. Mums tas vakarėlis labai patiko, galimybė paspausti pačiai Margaret Thatcher ranką, geležiniai ledė, kurie šiaip ar taip tikrai pateks į pasaulio istoriją kaip tų kietųjų moterų, kurios vertos būti pasaulio top lyderiais. Kai vakarėlė gauna apdovanojimą, kad Lietuvos jaunųjų konservatorių arba jaunų konservatorių lyga yra geriausia Europos jaunų konservatorių organizacija, tai dar vienas toks šokas, kuris lieka širdyje, būtent dėl to, kad pagalvoja, Dieve tu mano, paklausai apie kitų šalių konservatorius, skandinavus, britus, daugiatūkstantinės organizacijos turinčios milijonus svarų, eurų, kronų ir taip toliau pajamų, turinčios krūvą etatinių darbuotojų, visą infrastruktūrą, daugybę kompiuterių ir visą kitą, o mes vis dėlto esam geresni už juos. Tai yra kažkas tokio nerealaus. 1998-99 metų skilimai partijos viduje neigiamos įtakos jaunųjų konservatorių lygai neturėjo. Atvirkščiai, jaunoji Tėvynės sąjungos dalis sugebėjo susitelkti, buvo principinga ir pirmoji prakalbo apie būtinus pasikeitimus. Tuomet lyga jau buvo subrendusi ne tik išoriniai, bet ir vidiniai politiniai veiklai. Aš anksčiau, iki kokių pat 96-7 metų, man buvo gėda už tą dešinėje jėgą, kurią mes turėjom Lietuvoje, nes tai buvo mekstaberetiškas, buldozerinis, ortodoksinis, perdėm piktas, runkeliškas, baudžiauninkiškas dešinumas, kuris net nebuvo dešinumas, tai buvo kažkoks nacionalsocializmas vos ne. Ir tas buvo labai neskanu. Ir po to staiga reikalai pasikeitė. Ir tai vyko kokiais grubiai vertinant, aš nežinau, kokiais 98 metais, 99 metais, kai staiga pamatėm, kad konservatoriai kitokie. Kalbant apie jaunimą,
Tai aš manau, kad nuo to maždaug metų, nuo 99, nuo 2000-ųjų, žmonės pradėjo pastebėti, jauni žmonės pradėjo pastebėti, kad čia ne tie, kurie dar vakar rėkavo šlyčytės, reiškia, prarekta gerklę, kad lietuvėlė, reiškia, tu mano gaila, man labai tave. Ir pagaliau, ačiū Dievui, konservatoriai ne tik savo jaunimo, bet ir savo vidutinio amžiaus narių, kurie tuo metu buvo vidutinio amžiaus nariai, aš dabar tokį, ir atėjusio jaunimo dėka tapo, mano akimis žiūrint, pati brandžiausia partija Lietuvoje. Konservatoriai visada kvietė burtis dorus ir Lietuvai neabejingus piliečius, kurti naują, geresnę Lietuvą. Kvietimą aktyviai dalyvauti valstybės gyvenime visada lydėjo aiškios, paprastam žmogui suprantamos vertybinės nuostatos. Pirmas dalykas todėl, kad konservatizmas, mano manimu, yra natūraliausia filosofija, padedanti iš tikrųjų žmogui normaliai pragyventi gyvenimą tame pasaulyje, kuris yra pakankamai sudėtingas. Ir iš ties jisai remiasi tom vertybėm, kurias krikščioniškasis pasaulis yra patikrinęs kaip minimum per paskutinius 2000 metų ir dar niekas, taip sakant, neįrodė, kad kuri nors kitokia filosofija galėtų būti žmogui labiau padedanti. Ir kai mes kalbam apie tradiciją, apie šeimą, apie bendruomenę, kaip tam tikrus konservatizmo filosofijos pamatinius elementus, tai mes turim suvokti, kad jie laikomi pamatiniais elementais todėl, kad kaip ir krikščioniškoje filosofijoje, taip ir konservatizmo politinėje ideologijoje yra ieškoma atsakymo į labai paprastą klausimą. Kas šitam besiblaškančiam pasaulyje gali žmogui geriausiai padėti išsaugoti ir suformuluoti tai, ką aš vadinu moraliniu imperatyvu. Visgi ta žodis konservatorius yra šiek tiek nori pareigojantis. Liberalai yra gana fan, tu gali ateiti, tu būti jaunas, tau čia laisvė, lygybė. Kaip sakant, prisimti atsakomybę už tas konservatoriškas vertybės yra gana sunku. Jaunųjų konservatorių lygos narius vienyje bendra idėja, bendri tikslai. Puoselėti konservatizmo vertybės, ugdyti pilietiškus jaunus žmonės, visuomenės lyderius ir prisidėti prie valstybės politikos formavimo. Mes esame nevyriausybinė visuomeninė organizacija, bet ir tai gal mums leidžia užsimti nuo berečių mezgimo būrelio iki politinio proceso aktualių aptarimo, veikimo ir mėginimo daryti įtaką. Organizacijai tu gali veikti viską. Tik priklauso nuo tavo pačių iniciatyvos ir nuo tavo noro, nuo tavo pasiryžimo ir nuo tavo sferos, kur tu nori veikti. Tad JKL tuo ir yra pranašus, kad tu gali pilnai gyveninti savo pilietinę poziciją, tu gali dirbti su moksleiviais, ką mes ir darom, turim pilietiškumo mokyklas, visokias simulacijas, tu gali dirbti su studentais, su akademinė bendruomenė, tai jau yra aukštesnio lygio diskusijos, tu gali veltis į politinius procesus, tu gali, kaip sakant, mėginti Lietuvos žmonėms paaiškinti, kodėl tam tikri veiksmai yra naudingi, o kiti ne, tu gali dalyvauti rinkimuose ir mėginti patekti į tam tikrus valdžios organus. Jaunųjų konservatorių lyga visada stengiasi rasti būdus, kaip sudėtingus procesus Lietuvos žmonėms papasakoti paprastai. Jaunimas sudėtingai tikinti kalbomis nuo tribūnų. Todėl svarbiausius klausimus įvairių pilietinių akcijų metu JKL iškelia išradingais ir kūrybiškais būdais, kurie visada pritraukia didelį žiniasklaidos dėmesį. Sakom, klausykite, kodėl mums nenusinešus makaronų? Užsisakom, be padažo, be nieko, tiesiog makaronų, paprastų, kažkaip nustebę, sako, pavalgė dabar čia makaronų išsinešit. Išsineša makaronus, pasprašym lėkštutę, kad būtų ten tie makaronai, nes kažkaip, kad nebūtų popierinis tas indas. Ir nusinešam į BNS
spaudos konferencijų salę, atsisėdame, ten daug spaudos tada buvo, atsimenu, ir pasėdam tos makaronus, kalbam, pasakojam tai, ką mes norim pasakyti ir staiga tokia mintis keliems mus gimsta, o kodėl mums jų neužsikabinus ant ausų. Tą pačią viso interviu metu pasiėmą makaronus, kabinamės ant ausų, matom, kad kažkaip tai spaudai tai patiko, ta žinia praėjo. Visais laikais jaunimas buvo maištaujantis, bet tuo pačiu jie būdavo ir tam tikra varomoji jėga. Mes esam kovoję ir prieš Lukoilą, ir prieš Gruzijos okupaciją ir daug kitų dalykų, kur iš tikrųjų ta jėga ir jaunatviškas entuziazmas visad būdavo labai svarbus. Jaunieji konservatoriai aiškia vertybinę poziciją išreiškė svarbiausiais Lietuvai klausimais. Nord Stream dujotiekio klausimų pasisakė už švarę ir saugią Baltijos jūrą. Reikalavo atstatyti Gruzijos sienų vientisumą. Reikalavo korumpuotų oponuojančių jėgų politikų atsakomybės. Išreiškė aiškę poziciją dėl energetinės nepriklausomybės. Mes darėme ne vieną akciją, kuomet Nord Stream atstovai buvo atvažiavę į Lietuvą, tai ir apklausos piliečių tarpe, ir tokie nepatogus klausimai Nord Stream atstovams. Taip pat buvo surengta spaudos konferencija čia Europos parlamente, vyko vieši klausimai, kur dalyvavo platus ratas Europos parlamento narių ir suinteresuotų žmonių, taip kad šitai temai žinomumo ir iškelimo jos dar sykį į viešumą jos tikrai, to dėmesio buvo nemažai. Kandus britiškas humoras, taikli ironija, sugebėjimas pašiepti neįžeidžiant, iš pusiausvyros išmušdavo net labiausiai patyrusius politikus. Įsigijom kelias vištas, narveliuose, atsinešėm į spaudos konferencijų salę, sakom, mes dabar rinksime kandidatą į prezidentus, kuris labiausias populistas, kadangi jau tuo metu buvo balsavimai, atrodo, padaryti ir jaunimas buvo apsisprendęs, kam reikės nešti. Ir viena iš tokių vištų turėjo atitekti tuo metu kandidatavusiam Rolandui Paksui. Sako, mes jums atvežėm tokį prizą, vištą, jie iš karto sako, ne, sako, mes paukščiukų nesugebėsim pasirūpinti. Tai kaip jūs rūpinsitės valstybė, jeigu jūs net paukščiukų nesugebat pasirūpinti? Tai va, tokių akcijų buvimas ir organizavimas, jie rodo, kad jaunimas gana tokiom patraukliom, įdomiom formom gali save įtraukti ir gana daug pasakyti. Pirmas buvo įspūdis, kad ten visi ateis, ten su beretėm bus, papasakos, koks Landsbergis yra geras. Ir paskui, atsimenu, atėjo antrą dieną Liutauras Kazlavickas ir sako, čia sako premjero patarėjas, galvoju. Oho, ir galvoju, nei jis storas, nei jis galvoju, gal visai normalų žmonės gali valdyti valstybę ir yra konservatoriai. Šioje organizacijoje jauni žmonės gauna pirmasias politikos pamokas. Lavina įvairius tiek viešo asmens, tiek politiko įgūdžius. Subręsta aktyviai veiklai partijoje ir vardan tos Lietuvos. Jaunųjų konservatorių nariai užima solidžias pareigas aukščiausiose Lietuvos ir ES institucijose. Tapimas politikų, mano supratimu, prasideda nuo tokių elementarių smulkmenų, kaip lankstinukų nešiojamas rinkimų kampanijos metu. Mes kaip jaunimas buvom pasitelkti tiek, aišku, agituojant, tiek važiuojant kartu, lankstukus dalinant, plakatus klijuojant. Kai jie pasakė, kad jie darys door-to-door kampaniją ir eis ten belsis pa žmonės, skambins, galvoju, čia tai tikrai jau neįsiu. Man galvoju, čia jau tokios užgavėnės, man galvoju, ką aš jam sakysiu, kad mes čigonai Lietuvos ten. Tiesiog buvo gana juokinga. Jeigu jau atėjo į organizaciją, iš karto metus pabuvai, jau turi bandyti ir dalyvauti rinkimuose, ne vien tik tai bukletų dalinime, bet ir pačiam aktyviai kandidatuoti, tada ir tavo motyvacija visai kitokia yra. Aš manau, kad mes žinom, kad mes negalim paveikti tų, kurie yra nepaveikimi. Tai yra Kubilius išvarė 5 milijonus žmonių iš Lietuvos, kad Kubilistanas, mes tų nepaveiksim ir nereikia paveikti. Dar ką aš pastebėčiau, tai visa tai yra faina ir juokinga ir gerai, bet reikia turėti stabdžius, reikia, kad tai neperauktų į kažkokią klaunadą. Labai paprasta, galima rėkti vien dėl to, kad rėkti ir galima rėkti su tikslu. Tai aš nuoširdžiai tikiu, kad vis dar aš rėkiu su tikslu ir rėksiu su tikslu ir dar labiau
tikiuosi, kad kai jau pradėsiu rėkti visiškai be tikslo, o tam, kad tik atkreipti į save dėmesį, mane nuo tos bačkos nuspirs, arba mane užčiaups kažkas, arba daug dievė man užtektų sveiko proto pačiam užsičiaupti. Dėja, mūsų laikais, mes žinokit, irgi paukštų tokių prikrėždavom, kad po to reikėdavo atgailauti prieš mamą pat. Tarkim, mūsų trolinimai su Paleckiu, gal čia buvo pats pirmas toks pernai metais, toks, kuris davė startą visam reikalui. Aš turiu omeny, mes susilaukėme anketų JKL. Iš esmės tokios publikos, kuri niekad nebūtų atėjus. Vien dėl to, kad jie pamatė, kad jaunieji konservatoriai nėra kažkas tokio, kurie ten savaitgaliais plauna bažnyčią, ar dažo, ar ten griebė vienuolynų parkus. Ne. Šiandien internete ir socialiniuose tinkluose dominuoja dešinioji ideologija. Kokybiškas, bet čarmingai pateiktas turinys užkariauja jaunimą. Tai rodo 2012 metų rinkimų rezultatai didžiuosiuose miestuose. Lietuvos jaunimas yra ir šviesaus, ir nelabai šviesaus, ir yra tokio, kuris yra tarp abiejų. Per pastaruosius rinkimus, kas labai paaiškėjo, ką visi pamatė, kas yra internete, pamatė, kad yra labai geras, stiprus, gal jis nelabai kiekybiškas, bet žiauriai kokybiškas korpusas jaunų žmonių, kurie yra labai gero humoro, kurie balsuoja už konservatorių, už Tėvynės sąjungą arba už liberalų sąjūdį. Ir tai yra nauja karta, kuri pagaliau atėjo. Tarkim, iki dabar visi galvoja, kad pagrindiniai socialinių tinklų, kaip sakant, puslapiai, peidžai, kurie yra susijęs su politika, ten mes nežinom, ką darom, kritinė masė ar visi Vėsaitės puslapiai, jog jie yra sukurti JKL ir yra administruojami asmeniškai mano asmeniu. Tai aš galiu pasakyti, kad tikrai taip nėra. Aš džiaugiuosi dėl to, kad mes gal tikrai ne mes vieninteliai, bet mes prisidėjom prie to trendo užvedimo. Dėl to, kad čia Andrius Užkalis, kuris yra, mano galva, dar daugiau įdėjęs gero įnašo į tai. Jis pastebėjo, kad tradiciškai jaunimas, kūriantis meno jaunimas, tradiciškai normaliuose susitupėjusiuose visuomenėse yra labiau kairuoliškas. Lietuvoje mes matome visiškai priešingą dalyką. Ir kodėl taip yra? Taip turbūt yra dėl to, kad mūsų kairė yra vis dar apgailėtina. Aš tikrai nuoširdžiai norėčiau, kad mes turėtume normalią intelektualią kairę. Vakarietiška, europinė kairė, kokia yra Britanijoje ir kokia Švedijai. Bet mes to neturim. Ir visą tai parodo, kad dešinės Lietuvos jėgos, konkrečiai kalbant apie Tėvynės sąjungą ir liberalus, padarė tokį šuolį į priekį, kad tie kairės žmonės su savo stipriausiam pajėgom yra vis dar liliputai. Jaunųjų konservatorių lyga turi visus brandžios ir stabilios organizacijos bruožus. Tai vieta, kur kiekvienas gali ne tik įgyvendinti savo idėjas, prisidėti prie tvaresnės mūsų valstybės ateities, bet ir pradėti įgyvendinti savo suformuotą asmeninės karjeros ir gyvenimo planą. Iš ties, aš matau, JKL tai yra tam tikra jaunų politikų kalvė. Ir norėtųsi, kad iš ties kiekvienas rastų savo kelią, nėra kažkokio recepto, mes irgi kurdami organizaciją ar vystydami veiklą skyriuose neturėjom jokių instrukcijų, kas kaip išmanėm, tas taip veikiam. Jaunimo organizacijos funkcija be abejo, tai yra pirmas dalykas sudaryti galimybę jauniems žmonėms pradėti mokytis ir pradėti dalyvauti politikoje. Tai JKL tą funkciją iš tikrųjų atlikęs yra labai stiprią per 20 metų. Ir galim vardinti pavardės jaunų ir vis dar jaunų žmonių, kurie užaugo ir subrendo kaip tik jaunųjų konservatorių lygoje. Aš tikiu, jog būtent šitoje organizacijoje subrendo ir noras galbūt tapti politiku. Atsakomybės jausmų išsiugdymas irgi yra, manau, šios organizacijos nuopelnas. Tai, man atrodo, JKL ką pirmiausiai davė, tai yra darbas komandoje. Tai yra nepakeičiama patirtis ir tu supranti, kad vienas tikrai visų kalnų nenuversi. Ir net nereikia bandyti vienam visų kalnų nuversti ir bandyti įrodinėti, kad tik tai vienas tu pats geriausias. Svarbu yra burti aplink save komandą ir bandyti kartu su jais įveikti visas kliūtis ir tuo pačiu atlikti visus darbus.
Iš kartos į kartą mes privalome įsipareigoti išlikti aktyvių žaidėjų ne tik jaunimo politikoje, auginti sumanius lyderius, išlaikyti moralinius ir vertybinius orientyrus, puoselėti tradicijas ir kurti vardan Lietuvos. Organizacija pati iš savęs, tikiu, jo gana didelį vaidmenį vaidins viešojoje erdvėje. Tiesiog prisidedant prie tam tikros savo tokios kaip misijos įgyvendinimo. Tai yra prie misijos kurti brandžią bendruomenę modernioje valstybėje. Tikiu, kad jaunimas, kuris dabar telkiasi, jaunas konservatorius, yra tas, kuris turi ir turės idėjų Lietuvai. Norėčiau palinkėti tiesiog turėti kantrybės, turėti užsispyrimo. Tas atkaklumas ir, sakykime, užsispyrimas irgi duoda savo rezultatų. Tai norėčiau tiesiog palinkėti atkaklumo ir stiprybės ir tuo pačiu nemesti kelio dėl takelio. Jotkelas yra išliks iš tiesų jaunimo kuriančių Lietuvą, taigi gerai. Taip kad man dabartinis Jotkelas savo jaunatviškais polėkiais patinka. Mes turime augti, mes turim stiprėti, mes turim matyti iš tikrųjų, turėti tą Lietuvos ambicingą viziją kaip savo tikslą, modernios, sėkmingos, nebijančios globalios konkurencijos šalies viziją, kurią reikia nuosekliai gyvendinti. Tai mes galim pasidžiaugti, kad didžiuosiuose miestuose mus ir jauni rinkėjai, jauni profesionalai mus girdi, mus supranta, už mus balsuoja, bet lygiai taip pat mes turim pripažinti, kad tolesniai provincijoje mes dar nesugebam įtikinti rinkėjų, kad mūsų patirtis ir mūsų jaunatviškas entuziazmas yra geriausias receptas Lietuvai. Leiboristų vyriausybė juk negyvos amžinai. Tik duok Dieve, kad ji per tą laiką nepridarytų per daug blogo. O mes grįšim. Privalom grįžti. Mes grįšim. Ir tai yra tikra, kaip tikra tai, kad rytoj vėl patekės saulė. Winstonas Čerčilis.